žili plaukai, pažiūrėkit, ką daryti, ogi nieko, bet 7 mėnesiai praėjo. Klientė sako, dažiausi anksčiau kas 2 savaitės, šiandien mes praeitą kartą išėjom iš, net nepamenu iš kokios tamsios spalvos. Ir šiandien jau biškį keisim kryptį, jau bus nebe išpūtimo technika. Tai tokia biškį daugiau kontrastinė ir be abejo čia daugiau žilų plaukų, tai bus gražus kontūringiukas ir visą laiką švarus plaukai. Dažymo laikas praėjo uždaroje technikoje, tai yra folijoje, kas yra nušviesinta beveik iki 10 tono. Dabar mes nuplauname ir dedame vonelį 4B 10 gramų, ją paskirstome, nuskalaujame ir be abejo, kad pašalintų visus atspalvius, pradžią ant galų dedu violetinį pigmentą. Jį truputėlį palaikau, viską paskirstome ir vėliau nuskalaujame, gauname rezultatą. Be abejo, kontūringas padarytas, jeigu turi ties vidkiniais ir kakta daugiau žilų plaukų, prie kontūringo nesimatys ataugančių žilų plaukų. Visa kita druska pipirai.